Labą dieną. Matau, bolto pavėžėjas esat. Nu, aš Five Star bolteris. Biški dabar beriauju retkarčiais. Gal papasakosit, kas nutiko? Va, enginas nokina. Karočią, throtlinu į parodos incliną. Kažko nėr tork. Shiftinu gerą nuobą į antrą gerą. Pedal to the metal. Nu ir visiškai nėr tork. Sustojau. Sakau, reik pračekint. Matai? Generatoriaus rimsas dislodžintas. Direct injectiono gasketas krekino, LPG išbėgus, ignition coilas misfairina. Karočią, cringe'as. Shit's fucked. Štai kaip aš norėčiau visą, ką jis pasakė, išdėstyti tvarkingai aiškę lietuvių kalbą. Gerbiamas pavėžėjas važiavo į parodos kalną Kaune, kaip supratote, ir pajuto, kad variklis blogai dirba, nepilnu pajėgumu. Atsidaręs variklio dangtį, jis pastebėjo, kad genda aukštos įtampos generatorius. Be to, sutrūkus iš švaistiklio įvarė, jis nori pasakyti, kad reikalai yra blogi. Nu va, užvakar su bro vaibinom iš partijai, bro flatlininės ant rear seato plankina, aš shitface žiūriu, paupau ant crosswalko. Petrausko traffic red lightas, aš skirt breikinu. Karočią, nu žinai, kur prie roundabouto. Nu ir ant 14. Plastikai visi dreba, boltai ant skrūina, galvoju crash out arba definitely arrestintas. Nu, see you, bro. O šiame epizode mūsų pašnekovas pasakojo, kaip jis išgėręs, kartu su girtu savo draugu važiavo lietuvių dainininko Kipro Petrausko vardu pavadinta gatvė Kaune ir pastebėjo, jog juos stabdo policininkai. Tačiau jie pamatę raudoną šviesą nesustojo, o bandė daryti staigų posūkį dideliu greičiu. Todėl vos nesubirėjo atskiros jų mašinos detalės. Ir štai pasakojimas baigiamas tokiu išraiškingu ir daugelio žmonių vartotinu, tačiau neteiktinų posakiu. Nu, see ya, bro, kurį lietuvių kalboje verčiau reikėtų pakeisti taip pat ne ką mažiau išraiškingų emocingų pasakymų. Na, iki seneliumbai.